Jūs pažįstate?
į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką. Jūs muziką pasveikino jaunosios Pasvalio muzikos mokyklos kanklininkės Gabija Bitinaitė, Kamilė ir Rugilė Mackevičiūtės. Skambėjo sutartinė Čiuta Rūta Lylė Čiutyta, sutartinė Dagilėlis ir dzūkų liaudies daina Aš pašoksiu. Šiandien gegužės 6 diena, rašytojo Jono Mikelinsko gimimo diena. Šiandien rašytojui būtų sukakę 94 ir turbūt simboliška, kad šią dieną mes čia susirinkome. Rašytojo nebėra daugiau kaip metai tarp mūsų, bet mirtis yra bejėgė nutraukti ryšius, tik tai šiandien jis suteikia kitokią prasme. Laimingas tas, kuris gali pareiti. Mes pasirinkome žodį negrįžti, o pareiti, nes tai yra pasvalietiškas žodis. Pasvaly sakoma, negrįžau, o parėjau. Ir tai yra esminis žodis. Šiandien ir susirinkome švęsti parėjimo šventės. Mylimo savo krašto žmogaus, Pasvalio krašto piliečio, lygiųjų laukų riterio parėjimo. Rašytojo Jono Mikelinsko parėjimo. Rašytojas almanache Mes esam šiaurės krašto prisipažino ir nebetekė savo ištikimos klėtelės, kur buvo parašytas ne vienas apsakymas, apysaka ir romanas. Aš nenutraukiau ryšių su savo įkvėpimo žeme, su tėviškėnais, su Pasvalio žeme. Tie ryšiai prasminti jo sugrįžimais į savo tėviškę, į savo kraštą, telefoniniais skambučiais, laiškais, kūryba, ypač romanu Kur lygus laukai, kuris pasak Jono Mikelinsko taip susijęs su tėviške, Pasvalio žeme, jo kartais atrodo viskas, kas parašyta, nepramanyta, o išgyventa, išbūta. Šiandien rašytojas ir pareina į įkvėpimo ir nerimo žemę Pasvalį su savo gyvuoju, savuoju dvasios kraičiu, knygomis, rankraščiais, laiškais, nuotraukomis. Šiandien čia Pasvalio bibliotekoje atidaroma rašytojo Jono Mikelinsko biblioteka. Biblioteka, kuri rašytojo sūnaus Jono Mikelinsko valia ir sesers Paulės Mikelinskaitės dideliu rūpesčiu atkeliavo čia į Pasvalį. Tačiau prieš įžengdami į biblioteką dar pasiklausykime Pasvalio muzikos mokyklos mokinės Kamilės Mackevičiūtės kanklėmis prabylančios muzikos. Tegu lietuvių liaudies daina Pradės aušrelė aušti atveria jūsų prisiminimų dėžutes, kuriuose ne vienas turite buvimo, bendravimo, diskusijų ar tylėjimo su rašytoju akimirkų. Kviečiu perkirpti juostą ir atidaryti duris į rašytojo Jono Mikelinsko biblioteką, Pasvalio rajono merą Gintautą Gegužinską ir rašytojo seserį Paulę Mikelinskaitę. Prašau, jums pačios tikriausiai. Ačiū. Dabar Paulytė jums atidaryti duris. Direktoriai irgi atmėginu. Kviečiu Pasvalio kleboną kunigą Albertą Kasperavičių pašventinti rašytojo Jono Mikelinsko biblioteką. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė šiems namams ir visiems jų lankytojams.
te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis. Melskimės. Palaimink visagalis Viešpatie Dieve šią patalpą, skirtą rašytojo ir mūsų krašto šviesuolio garbės piliečio Jono Mikelinsko atminimui, kad joje klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nuolankumas, gerumas ir malonumas bei tavo įsakymo vykdymas, ir kad visuomet čia būtų dėkojama Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Toji palaima te pasilieka šioje vietoje ir su čia apsilankančiais žmonėmis dabar ir visados. Visagalio Viešpaties Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ten nužengiant mūsų ir visuomet te pasilieka. Ačiū Jums, klebonė. O dabar visus kviečiu trumpam užeiti į biblioteką ir po to į konferencijų salę, kurioje Jūs iš ekrano prabils rašytojas 2002 metais Pasvalio bibliotekoje minėję savo 80-metį, kur plačiau prisiminsime jo kūrybą, jo ryšius su gimtuoju kraštu. Prašom visiems. Kaip sveikatos. Mėlyje, tęsime parėjimo namo šventę. Ir dabar norėčiau pristatyti mūsų šios dienos svečius. Kaip jau matėte, pas mus atvyko dukterėčia Angelė Mikelinskaitė, atvyko kiti giminės rašytojo Mikelinsko, artimieji. Labai malonu matyti mūsų svečiuose, pas mus svečiuose literatūrologė, habilituota daktarė Jūratė Sprindytė, rašytoja profesorių Vytautą Martinkų, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininką profesorių Rimantą Kanapėną, daktarė Genovaitė Jusaitienė ir kitus mūsų kraštiečius. Iš tiesų labai malonu jūs visus čia šiandien pas mus matyti, tačiau prieš suteikiant žodį svečiams dar trumpas žvilgsnis į ką tik atidarytą biblioteką. Ką ji reiškia mums Pasvaliui, Lietuvai. Jono Mikelinsko biblioteka didžiulė neseniai įpaveldinta vertybė, paženklinta parėjimo namo žyme. Rašytojo atminimas gyvas, jis saugus po Mariaus Katiliškio bibliotekos stogu. Čia susilieja dviejų rašytojų atminimas ir metaforiškai tariant Mariui Katiliškiui, kaip buvusiam
Bibliotekos vedėjui priklausytų saugotojo pareigos. Kągi surasime naujojoje bibliotekoje? Jūs dabar tik tai mestelėjote žvilgsnį, užėjote, tačiau plačiau susipažinti su ja negalėjote. Taigi šioje bibliotekoje yra beveik 2000 knygų, rašytojo mylimųjų, kvepiančių jo dvasios šiluma, prisilietimais, jo džiaugsmais ir rūpesčiais, kviečiančių skaitytojus ir tyrinėtojus. Kasgi būtų biblioteka be rankraščių, o jų taip pat daug. Ir ranka rašyti, ir mašinraščiai. Brangiausia, aišku, tie autografais dabar vadinami. Taigi bibliotekoje rikiuojasi pjesės, apsakymai, novelės, miniatiūros, apysakos, apybraižos, knygų rankraščiai, publicistika, eseistika. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio iki 21 amžiaus 2 dešimtmečio. Ypač stebina šakoti rašytojo ryšiai su visu pasauliu. Ta liudija 3670 laiškų, sveikinimų, kvietimų. Juos rašė, siuntė namiškiai, motina, sesuo, broliai, giminės, rašė Lietuvos, išeivijos ir užsienio šalių rašytojai, vertėjai, dailininkai, visuomenininkai. Rašė ir skaitytojai, kūrybos gerbėjai, paprasti žmonės. Nuostabiausi yra mamos laiškai. Tai prismitėlį širdintas meilės kreipinys, mielas sunaitėlį. Ši nepažinta laiškų erdvė atvira visiems tyrinėjimams. Rašytojo meilė ir šiluma persunktus ryšius su žmonėmis labai gražiai liudija viename laiške įdėta nuotrauka, kurioje užfiksuotos katino akys ir nosytė. Ir parašyta, tai mūsų naujojo katino žvilgsnis. Rasime bibliotekoje ir 834 nuotraukas, vaizdžiai iliustruojančias rašytojo gyvenimą nuo jaunystės laikų iki 2012 metų. Mokyklos laikus primins sąsiuviniai, moksleivių leisti laikraštėliai, svarus liudininkas ir apdovanojimų raštai, juostos. Visa tai šiandien atiduodama į jūsų rankas, į ateinančių į biblioteką rankas. Labai norime, kad Jono Mikelinsko biblioteka būtų tarsi atstatyta jo ištikimoji klėtelė, traukianti pažinimo, atradimų, kūrybos, gyvybingumo kupinų gyvenimų. Ir labai norime, kad šią biblioteką pirmiausia atrastų jaunieji skaitytojai. Tad dabar paklausykime Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos skaitovių Elenos Mikniūtės ir Gabrielės Kučiauskaitės, kurios skaitys iš leidinio Mes esam Šiaurės krašto autobiografinius fragmentus, taip gražiai priglundančius prie Jono Mikelinsko bibliotekos. Savuoju keliu arba suplėšytos ir nesuplėšytos knygos. Iš Jono Mikelinsko autobiografijos rašytos 1994 metų birželį Vilniuje. Mano vaikystė prabėgusi gražiausiame pasaulyje Žadeikėlių kaime, kuris įsikūręs ant lėtos ir žuvingos Pyvesos kranto ir Atkūnų vienkiemyje, esančiame prie Įslikio upeliūkščio, kuris vasarą išdžiūdamas akį gundydavo miredais spalvotų akmenėlių. Mano vaikystė taip glaudžiai susipynusi su padavimais, pasakomis ir sapnais, kad šiuo metu man net sunku pasakyti, ar iš tikrųjų visa tai buvo ar ne. Tačiau dėl vieno dalyko ir šiandien neabejoju, taip jis įstrigęs į sąmonę. Juk buvo tokia keista ir nelemta diena, kai mes trys broliukai, klūpodami, sėdėdami ir tupėdami ant Gryčios molinės aslos, negyvai suskaitėme daug knygų, laikraščių ir žurnalų. Suskaitėme, vikriai vienas su kitu lenktyniaudami. Buvo ten ir šventųjų gyvenimai, ir daugelis kitų su dideliu vargu ir rizika dar iš knygnešių gautų leidinių. O mes juos nežinia kodėl draskėme, plėšėme, žirklėmis karpėme ir džiaugiamės, kad taip galime daryti netrukdomi ir nebaudžiami. Mat tėtė, mama ir teta tolimoje Pajuodbalėje, kur visiems mums priklausė žemės sklypelis ir į kur suaugę namiškiai visai dienai išvažiuodavo ar išeidavo. Netoli Žadeikėlių kaimo, kur aš gimiau, buvo ir Žadeikių pradžios mokykla, stovinti prie tos pačios Pyvesos upės. Bet toje mokykloje man neteko mokyti, kadangi 1930 metų pavasarį kartu su visa šeima persikėlėme gyventi į Saločių Valsčiaus ir Atkūnų vienkiemį, esantį prie Įslikio upeliūkščio. Persikėlus gyventi iš Žadeikėlių,
kur mūsų žemės sklypas 7 hektarai buvo išblaškytas per kelias vietas ir atsidūrus maždaug už 30 km nuo Pasvalio į patį Palatvijį, pasijutome, ko ne pasaulio gale. Rasi todėl ir toji nauja mokykla, nors ir vadinosi Rimparų, neliko, netraukė, bet mes su broliu Valentinu greit radome išeitį. Užuot sėdėję svetimoje ir nuobodžioje klasėje, mudu įsigudrinome sėdėti ant kelmelio miškelyje, iš kur buvo tik matyti, kaip vaikai mokosi pertraukų metu. Laimingiausios mano dienos buvo Saločias, kur persikėliau gyventi 1935 metų rudenį, kad galėčiau mokytis 5 ir 6 pradžios mokyklos skyriuose. Čia buvau ne tik vienas geriausių mokinių, pagarsėjęs kaip piešėjas, sportininkas, bet ir visus apkrėčiau kojūkų gamybą ir gandriško žirgliojimo menu. O bene geriausiai liudija apie mano visapusišką sėkmę Saločiuose, tai pačių mokinių sukurtas mitas, kad aš pirmasis nušokau į Mūšos upę nuo aukšto Dariaus ir Girėno tilto. Šviesias dienas šioje mokykloje man aptemdė tik nelemtas įvykis per baigiamuosius egzaminus, kai paaiškėjo, kad ir kiauras penketukininkas gali nemokėti taisyklingai persižegnoti. Ir šita mano nesėkmė kanauninko Štombergo bei mokytojų Morkvėno ir Palaimos akivaizdoje ilgam apkartino gražius Saločių prisiminimus. 1937 metais, baigę 6 skyrių, padaviau prašymą, kad mane priimtų į Pasvalio gimnaziją. Kadangi turėjau jau 15 metų, tai reikėjo laukti leidimo iš Kauno. Toli gražu nebūdamas tikras, ar iš viso galėsiu mokytis gimnazijoje, kurį laiką sėdėjau klasėje kaip laisvas klausytojas, neuniformuotas, nekliūvantis mokytojams, o klasės padaužų vadinamas tetė, nes buvau už juos daug vyresnį. Kai pagaliau iš laikinosios sostinės tas leidimas atėjo, moksle jau gerokai buvau atsilikęs. Mane guodė bent tai, kad ir gimnazijoje netrukus pagarsėjau kaip nepralenkiamas menininkas ir pasidariau savo auklėtojo, jau plačiai tuo metu žinomo Lietuvoje akvarelininko Česlovo Kontrimo favoritu. Tačiau gimnazijoje ir jau anksčiau man patikdavo ir literatūra, todėl neretai gaudavau už rašinius 2 pažymius. 5 už turinį, o 3 ar net 2 už klaidas. Ir vis dėlto, daugiausia man laiko atimdavo dailė. Mat gana anksti įstojau į menininkų būrelį, vadovaujamą mokytojų. Iš pradžių Česlovo Kontrimo, o paskui Vaitiekūno. Pirmąjį savo apsakymą parašiau per vasaros atostogų, bene 1938 ar 1939 metais Ratkūnuose, pasislėpęs naujai pastatytame klojime. Baigęs gimnaziją, pasinaudodamas progą, kad sovietų valdžia neima mokytojų į kariuomenę ir nesiunčia į frontą, 1944 metų rudenį pradėjau mokytojauti Saločių progimnazijoje. Tik pradėjęs studijas universitete, studijavau prancūzų kalbą ir literatūrą. Vėl prisiminiau ankstesnius bandymus ir ėmiau šį tą rašinėti. Žinoma, be jokios vilties, noro ir pastangų, ką nors išspausdinti. Juo labiau, artimiausioje ateityje išleisti knygą. Tam būtų reikėję pagarbinti Kraugerį Staliną ir jo įvestą tvarką. Žodžiu, rašiau tik pats savo, tik retkarčiais vieną ar kitą apsakymą parodydamas tiems žmonėms, kuriais visiškai pasitikėjau. Todėl studijų metu beveik niekas, net patys artimiausi man žmonės, nežinojo, kad skrebinu plunksną. Išeiti į viešumą, pamažu ir ilgai dar dvejodamas, nusprendžiau tik Atveidžio metais, kai jau oficialiai buvo demaskuotas ir net pasmerktas Stalino režimas. Ir vis dėlto pirmasis mano apsakymas Slapyvardė Naras išvydo dienos šviesą tik 1957 metų rudenį mokytojams skirtame laikraštyje. O pirmoji knyga išėjo tik 1960 metais, kai aš pats jau buvau įpusėjęs 39-uosius. Gegužės rugsėjo mėnesiais apsistodavau nuošaliame Ratkūnų vienkiemyje, kur leido savo senatvės dienas motina ir teta. Tėvas jau buvo miręs dar 1957 metais. Užsidarydavau senoje klėtelėje, vienintelė akimi žvelgiančioje į sodą, ir ten bendraudavau su savo apsakymų, apysakų ir romanų herojais. Aš nenutraukiau ryšių su Įkvėpimo žeme, su Tėviškėnais, su Pasvalio žeme. Net ir dabar tenai praleidžiu ne vieną vasaros mėnesį, pasislėpęs nuo svetimų ir nesvetimų akių brolio Kazimiero ir brolienės Varutės sodyboje.
esančioje prie pat Latvijos sienos, Puodžiūnų vienkiemyje. O kas mane tenai traukė? Trumpai ir tiksliai pats negalėčiau atsakyti. Tikriausiai ta žemė, kur išvydau dienos šviesą, kur išmokau atskirti dieną nuo nakties, motiną, tėvą nuo kitų žmonių, o duoną kasdieninę ne tik valgyti, bet ir ją pagarbiai pakelti ir pabučiuoti, jeigu ji netyčia iškrisdavo iš nagų. Nors širdie ir nevadinu jos įkvėpimo žeme, bet ji nuolat iškyla mintise ir sapnuose, apmąstymuose ir raštuose. Ten, Radkūnų klėtelėje ir Puodžiūnų vienkiemyje, apmąstyti ir parašyti nuoširdžiausi ir svariausi mano romanai. Vandens nešėja, už horizonto laisvė, kur lygus laukai, nors nešvietė laimėjimo viltis, nepagirtas tarp moterų, ne viena apysaka, daugybė apsakymų. Ten bendrauta ir filosofuota su poetu ir rašytoju Bronium Krivicku, kuris vėliau tragiškai žuvo partizaninėje kovoje. Ten daug šnekėta apie jį ir su jo seserim Varute. Tik dėja vis sunkiau rasti tokį žodį, kuriuo galėčiau iki galo tikėti ir pasitikėti. O jeigu jau rasti ir nepavyksta, aš nepuolu į paniką. Tik tyliai pats savo sakau ir įsakau, nenusimink, Jonai, juk tu visą gyvenimą vėlavai. Pavėlavai užraukti pradžios mokyklą, pavėlavai baigti vidurinę, pavėlavai įstoti universitetan, pavėlavai atsistoti ant to savų kojų, pavėlavai sukurti šeimą, pavėlavai susilaukti sūnaus, pavėlavai įsigyti butą ir taip toliau. Tad turėk viltį, kad pavėluosi ir mirti. Todėl ir tas žodis, tikras ir vienintelis, dar ateis. Tada nusiraminu ir vėl einu savuoju keliu. Dėkoju moksleiviams Elenai ir Gabrieliai. O dabar tęsime mąstymus apie parėjimo į savo kraštą reikšmę, apie rašytojo kūrybą ir gyvenimą. Kągi reiškia rašytojo parėjimas Pasvalio kraštui? Noriu suteikti žodį Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui kunigui Albertui Kasperavičiui. Miela, kad šiandien vyksta toks gražus renginys ir miela sveikinti jūs visus. Klausydamas aš galvoju, kokį gražų žodį mūsų krašto žmonių parinkote apibūdinti šiandienos mūsų tą renginį. Nes tas žodis, aš taip klausau, kaip šito krašto irgi žmogus nuo Rozalimo, tas žodis parain. Parain ir grįžta, ir kartu parain telpa, sutelpa. Bet jau mano krašte, gal truputėlį pasvalytas niuansas būtų, bet mano krašte tai parain ir gali reikšti ir kad grįžta, ir kad telpa, va čia telpa. Tai iš tikrųjų yra gera, kad šviesaus, gražaus žmogaus atminimas yra sukauptas ir parain šitam kambarį. Kai žinai ir kai patiri, kiek yra išbarstyta, kiek yra pamiršta, kiek atrodytų ir vertingų žmonių palikimo yra nugrimzdę į nežinę, labai gražu, kad kilo iš jūsų iniciatyva ir artimųjų, ir kartu bibliotekos, kad tai būtų išsaugota ir kad šiandien visa tai pareitų. Aš ką tai galėčiau pasakyti, šiandien atėjau su tokiu lūkesčiu. Žinot, kaip einam į susitikimą, tai kartais eini, nes pažįsti, žmogus yra brangus ir nori vėl su juo susitikti. O kartais eini, kadangi dar nepažįsti, bet nori susitikti ir pažinti. Asmeniškai atėjau su tuo lūkesčiu, kad pažinčiau tą žmogų, kurio, kaip jaučiu, tikrai gražus pėdsakas yra ne tik Pasvalio krašto žemėje, bet taip pat ir jūsų širdise. Linkiu, kad ir jūs būtumėte visi šviesūs žmonės. Gražios šventės. Dėkuoju gerbiamam klebonui. Ir vėl tas klausimas, kągi reiškia rašytojų parėjimas Pasvalio kraštui. Ir žodis Pasvalio rajono merui Gintautui Gegužinskui. Mėlyjeji, mes iš tikrųjų turbūt džiaugiamės visais parėjimais. Ar tai būtų knygomis, ar tai jūs iš Vilniaus ar kitų kraštų atvažiavę čia į mūsų kraštą pasisvečiuoti, paviešėti savo tėviškai, savo gimtojoje žemėje. Joną Mikelnicką turbūt daug kas iš čia esančių, gal jaunimėlis mažiau matęs,
Bet turbūt visi atsimenam tvirtą balsą, nepakeičiamą nuomonę ir užsispyrimą. Bet man nedaug kartų bendrau, bet būtent tai man ir labiausiai įkrito atmintin. Šiandien bibliotekos direktoriai truputį pergyveno, kad jie einant į kambarį ir uždagrinį. Jūs atkreipėte turbūt dėmesį. Bet kai mes visi suėjom, tų krikštėsių beveik kaip ir neliko. Visi prispaudėme. Bet gal ir gerai, kad jos krikštė. Ir daug dievė, kad jos krikštėtų. Kad čia ateitų jauni žmonės, kaip nors, truputį nusiramins, pasiklausys, gal pamokas praves mokyklų mokytojai lietuvių kalbos ir literatūros. Svarbiausia, kad čia būtų gyvybė, kad mes iš tikrųjų Paulė atidarė Mikelinskaitė duris, paskui visi uždaro ir jos retai bus atidaromas. Norėtųsi, kad jūs būtų dažnai vars, bet lai girčia tos grinti. Na, o Pauliai, aš norėčiau padėkoti už iš tikrųjų beprotišką rūpestį, kad šita knygos ir biblioteka viskas čia atsirastų. Ačiū Jums, kad Jono Mikelinsko atminimas rado vietą čia, girdėti, kad jis padėjo. Ačiū Jums. Ačiū gerbiamam merui už gražų žodį, už mano apraminimą. Norėčiau dabar pakviesti Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininką profesorių Rimantą Kanapėną irgi pasakyti, ką tai reiškia pareiti namo iš Pasvalio krašto kilusiam žmogui. Džiaugiuosi, didžiuojuosi, kad teko daug kartų susitikti su rašytoju. Tai buvo žmogus, kuris mylėjo Dievą, tėvynę Lietuvą ir žmonės ir tarnavo jiems. O aš norėčiau pridurti, kad aš nepažinojau gerbiamą Jono, aš tik labai gerai pažinojau ponę Paulę, kada ji man atnešė, pristatė, užaugo Pasvaly knygą. Va, tada aš kažkaip tai mes pradėjom bendrauti plačiau. Bet aš ko noriu pasakyti, labai reikia padėkoti direktoriai, ponui Paulei ir sūnui jo, kad jūs sugalvojate tokį gerą darbą padaryti, kad mūsų iškilų žmonės, iškilių žmonių vardus, jūs, taip sakant, jaunimo perduodat. Jaunimas žino, kad žinotų jaunimas. Žmonės žinotų. Reikia šitą jūsų tokį didžiai nuveiktą darbą reikia labai vertinti, sakyčiau. Ir tai yra gražus žestas mūsų iškiliems žmonėmis, mūsų krašto žmonėmis. Aš nenoriu visų vėlgi trukdyti, kadangi kad daug kas turės kalbėti, tačiau aš jums atvežiu vieną knygą, direktorių, praturtinti jūsų biblioteką ir naudodamas tą progą noriu įsiteikti ją. Čia yra dedikuota poniai Kanapėnai. Bet tai yra Vinco Dilkos žymaus menininko knyga, kuri yra, reiškia, ir aprašyta yra daug kas ir labai daug yra gražios reprodukcijos. Kaip parodysit visiems, jau čia matysite, tai buvo garsus menininkas ir iškėlė. Ir mes tą knygą jums padovanojame. Būkitės tokia originali, darbšti, energinga ir manoma, kad mes tik jūs darbais galėsime džiaugtis. Ačiū labai mėlyms kraštiečiams, aš tik tai noriu patikslinti, kad man vienai dėkoti nereikia, kad ši biblioteka atkeliavo į Pasvalį. Tai ne vien tik tai mano nuopelnas, ne vien tik tai rašytojo sūnaus nuopelnas ir sesers, bet jūs nežinote, kad tai reiškia sutvarkyti atvežtas knygas, atvežtus rankraščius. Tai yra visos bibliotekos darbuotojų darbas. Tai aš manau, kad čia jie tikrai nusipelnė plojimų. Na, dabar tęskime pamąstymus apie rašytojo kūrybą, gyvenimą. Kartu žvelgtelkime į pomirtinę rašytojo knygą Temidė ir Niurnbergo sindromas. Ir kviečiu profesorę literatūrologę Jūratę Sprindytę ir rašytoją profesorių Vytautą Martinkų. Na, iš tikrųjų, nieko geresnio nėra, kaip tėviškėnų glėbin grįžti. Aš tai esu sužavėta tuo gražiu kambariu, dailiai išdėliotom knygom, tais aplankais rudais, kurie slepia dar kažkokią paslaptį ir jau iš karto išgirdusi baisų skaičių tiesiog laiškų pagalvojau, kaip smagu būtų atvažiuoti, pasklaidyti tą istorinį palikimą rašytojo. Ir iš tikrųjų, na, šiandien tikrai, aš manau, yra išvengti jums visiems, kai yra pareinama. Bet labiausiai rašytojas džiaugtųsi, kad jis būtų gyvas skaitomose savo knygose.
vis dėlto labai linkiu grįžti prie Mikelinsko kūrybos ir jaunus, ir vyresnius. Tikriausiai daug kas iš jūsų yra ir daug kas skaitę, bet, na, kaip sako literatūros kritikai, kiekvienas knygos perskaitimas atveria kažką naują. Jeigu mes skaitėm ją prieš 20 metų, gal mes suvokėm vienaip, dabar mums gali atrodyti visai kitaip. Jo labiau, kad yra išleista ir nauja knyga, tai yra 7-oji jau net eseistikos knyga. Įsivaizduokite, kad vien publicistikos ir eseistikos rašytojas yra parašęs 7 knygas. O kiek iš viso knygų, tai jūs sužinosite atsivertę tą naująją galę, kur yra tų knygų bibliografija, ilgi sąrašai ir kas rašė apie tas knygas. Tai čia tikriausiai yra tikrai darbščios ir rūpestingos sesers nuopelnas, kad atsirado tokie tie sąrašai. Aš trumpai nežinau, ar pavyks trumpai, nes rašytojo yra toks kūrybinis palikimas. Nors jis pats sako, kad vėlavęs, bet parašė milžinišką kalną knygų iš tikrųjų, ir daug romanų, ir daug apsakymų, ir tos minėtos eseistikos. Tai, na, kaip nors trumpai apie jį pasakyti yra tiesiog nelengva. Jo labiau, kad, na, kaip literatūros vadinami mokslininkai, jie žiūri, kokį rašytojas pėdsaką paliko iš viso literatūros istoriją. Ir kaip jis dabar atrodo tam vadinamam literatūros kanone, kuris rikiuojasi prie kitų labai ryškių mūsų klasikų. Tai viena kita detalė, gal man čia pavyks užčiuopti, kuo vis dėlto Jonas Mikelinskas yra išliekant, kuo jis yra išsiskiriantis iš kitų mūsų rašytojų. Ir dar keletą tokių asmeninių pastebėjimų turiu, gal nuo jų aš ir pradėsiu. Aš Joną Mikelinską pažinau gana anksti, nes jis ateidavo pas mano tėvelį į svečius kartais. O mes tada gyvenome Senamiestyje. Šiandien netyčia sužinojau, kad čia yra mano tėvelio mokinių. Jis buvo universiteto dėstytojas ir kas studijavo lituanistiką, tai su juo yra susidūręs. Na ir mes gyvenom ten pačiam centre, universiteto gatvėje, ir daug kas pas mus tiesiog užsukdavo, nes buvo labai patogi, na, to logistika, kaip dabar yra sakoma, patogi vieta. Ir jie buvo rašytojų sąjungos nariai, šiek tiek gal bičiuliavusi. Ir jie ten diskutuodavo apie egzistencializmą daugiausia. Tai buvo 7-8 metis ir aš išpūtus ausis klausydavau, dar tada buvau vaikas, ne viską supratau, bet man buvo nežmoniškai įdomu. Paskui su Jonu Mikelinsku po kokių 4-5 metų ir aš pati išdrįsau diskutuoti, su juo buvo be galo įdomu šnekėtis. Ir jis buvo toks, na, iš tikrųjų pedagogas iš dūšios ir iš prigimties turbūt. Jis labai mandagiai mokėjo diskutuoti, iš tikrųjų labai korektiškai, niekad neįžeisdavo pašnekovo, matydavo, aišku, tą mano žalę nesupratimą daugelio dalykų, bet niekada to neparodydavo. Tuo metu Jonas Mikelinskas buvo vienas iš didžiausių eruditų, man atrodo, lietuvių literatūroje, nes prancūzų kalbos ir literatūros studijos, galimybę skaityti prancūzų kritiką, prancūzų romanus, darė jį išskirtiniu tokiu žinovų daugelio dalykų, kas kitiems buvo ir neprieinama, o ypač egzistencializmas, pokaris suformavosi, ta filosofijos kryptis, tai jis visų pirma prancūzų kalba ir skleidėsi. Tai manau, kad tuo požiūriu Jonas Mikelinskas tikrai tuo metu buvo, na, išsiskyrė iš daugelio tų dažnai režimui tarnavusių rašytojų. Ir tai, kad jis vėlavo, tai tam tikra prasme yra netgi gerai, aš sakyčiau, nes debiutuoti 60 metais tai buvo geras ženklas, nes tie, kurie turėjo debiutuoti tas stalinizmo metais arba šiek tiek vėliau, kol neprasidėjo tas Chruščiovo atlydys, turėjo daryti labai daug reveransų, na, vis dėlto režimui ir iš dalies ir parsiduoti. O tai paskui atsirūksta, kaip mes žinome, dabar yra tokių neva mokslininkų ar istorikų, ar tokių filosofų, apsimetančių filosofais, kurie labai mėgsta kažkaip po rašytojų biografijas knaisiotis ir negražių dalykų ten atrasti, nors patys tada negyvenę nesupranta, koks baisus laikas buvo. Tai vat Jonas Mikelinskas vėlai debiutuodamas išvengė šitų pinklių ir jis jau galėjo kalbėti atviriau. Ir lietuvių novelistikos novelės, būtent to trumpo žanro, apsakymo raidoje, jis tikrai yra palikęs labai gilų pėdsaką. Tai, kad jis atsigręžė į žmogų ir į žmogaus vidinį pasaulį. Tuo metu, čia vyresnių žmonių auditorija tikrai žino, kad žmogus buvo traktuojamas kaip, na, visiškai toks suspaustas aplinkybių subjektas ir turėjo tarnauti kolektyvui. Mikelinskas atvirkščiai, jis individo vertę labai akcentavo visada ir tai, kas vyksta žmogaus viduje. Jis vienas iš pirmųjų, arba gal net ir pirmasis, dar šito tiksliai nežinau, tikriausiai pirmasis, labai išaukštino sapno reikšmę. Literatūroje jisai tuos sapnus mokėdavo taip pateikti, kad ten atsirasdavo tokios įdomios potekstės ir negalėdavai suprasti, kas čia norima pasakyti. Tiksliau, cenzoriai to nesuprasdavo, o mes
jautresni skaitytojai turbūt suprasdavom. Tas žmogaus išvadavimas iš tokių deterministinių pinklių, man atrodo, yra vienas iš svarbiausių nuopelnų Jono Mikelinsko. Kitas dalykas, ką aš dar iš asmeninių tokių norėčiau pastebėjimų pasakyti, mano mama irgi buvo mokytoja. Ir aš puikiai atsimenu, kaip jinai su savo mokiniais labai nagrinėjo aktyviai, intensyviai ir įdomiai du romanus Vandens nešėja ir Laikrodis eina. Irgi, kur buvo mokyklinės problemos keliamos. Noriu pasakyti, kad tuo savo gyvenamuoju metu Mikelinskas buvo labai mylimas ir labai skaitomas autorius. Ypatingas sprogimas buvo, tiesiog įvykis buvo jo romanas Už horizonto laisvę, kuriame jis aprašė savo Reicho darbo tarnybą. Tas romanas net buvo apšauktas fašistiniu, nors jis ten ne savo norų išvyko į darbus į Vokietiją, bet tuo metu Tarybų Sąjungoje, visi vokiečiai buvo fašistai. Parašęs buvo jis tokį apsakymą Kūdikėlis, kuris vadinosi, ir tas apsakymas rodė, kad Jonas Mikelinskas yra vis dėlto ne stribų, o tų vadinamų tada banditais partizanų pusėje. Už tai jis irgi buvo tarkuojamas, baramas partinėme susirinkime atvirame, o tuo metu tai reiškia labai nemalonius dalykus ir karjerai visam kam. Kitas toks jau rybinis momentas, kuris pakreipė ir jo biografiją, tai buvo jo apysaka 3 dienos 3 naktis. Aš apie apysakas daugiau esu rašiusi, tiesiog taip susiklostė, kad aš apie visą lietuvių apysaką rašydama labai tikrai kaip aukšto meninio lygio išskyriau Jono Mikelinsko apysakas Laukinė obelis, Anonimas ir šitą 3 dienos 3 naktis. Ten buvo pavaizduotas kunigas, o tuo metu kunigo negalima buvo vaizduoti pozityviai kaip nors. Ir toje apysakoje ten mokytojas yra ir keletas kitų veikėjų, bet kunigas labiausiai užkliuvo cenzoriams dėl to, kad jis diskutuoja su kitais veikėjais, filosofiniais klausimais netgi. Ir sako, tebūnie išklausyta ir antroji pusė. Žodžiu, kad kunigas turi teisę išreikšti savo tiesą. Ir už tai Mikelinskas irgi buvo baisiausiai ten sudirbtas. Bjauria tokia recenzija tada oficiozinėme Tiesos laikraštyje. Ir jis buvo išmestas iš Rašytojų sąjungos konsultanto pareigų. Čia turbūt Vytautas Martinkus daugiau galėtų pasakyti, kaip gražiai Jonas Mikelinskas dirbo su jaunais mūsų autoriais, tuo jaunų rašytojų būriu, kurie paskui tapo mūsų labai žinomais ir reikšmingais kūrėjais. Jis ten dirbo berods 6 metų ir labai sėkmingai, bet paskui buvo parašytas toks verdiktas, toks nuosprendis, kad jis dirba apolitiškai su tais rašytojais ir buvo atsisakyta jo paslaugų. Ir tada jau jis tapo tokia persona non grata, nepageidaujama visiškai literatūriniai bendruomeniai. Ir 7 metus negalėjo iš viso nieko spausdinti. Tiesiog jo tekstų nespausdino. Ir va čia buvo tas gal kūrybingiausias jo metas, toj klėtelėj, kurią aš šiandien tiesiog pirmą kartą nuotraukoje pamačiau. Nes ta klėtelė yra iš tikrųjų ne viename jo kūrinyje visaip ir aprašyta ir net išgarbinta, sakyčiau. Tai labai smagu buvo pamatyti tą tokį labai nepretenzingą jaukų pastatą. Dar Mikelinskui esu dėkinga už tai, kad jis recenzavo mano pirmą knygelę, kad tokios piemenės, dar visiškai jaunos mergaitės kritikos tokį. Aš parašiau leidinuką ir Mikelinsko recenzija, nors ten buvo keletas ir kitų recenzentų, vertintojų, bet ji buvo pati geranoriškiausia, pati ilgiausia, pati simpatiškiausia, visais požiūriais jinai buvo geriausia ir išliko man kaip tikrai vyresnio žmogaus toks labai, tikrai labai draugiškas gestas. Turbūt jau laikas pereiti keletą žodžių dar pasakyti apie Mikelinsko asmenybę, kuo man yra patraukli. Visų pirma, tuo tiesos ieškojimu. Čia ne veltui ir tas Temidės atsiradęs žodis yra dabartinės knygos antraštyje. Jo visas gyvenimas buvo pastatytas ant labai tokių stiprių etinių pagrindų. Ir jam visada etika siejosi, tiksliau, politika turėjo sieti su etika, o sovietmečiu to būti negalėjo. Ir labai sielojosi rašytojas, kad ir atkūrus nepriklausomybę, ta etika su politika dėja nėjo koja kojon. Ir apie tai labai daug rašė savo eseistikoje. Eseistikoje jis tikrai yra labai drąsus, jūs pamatysite ir šitoje knygoje. Absoliučiai nenuolankus, kaip čia buvo sakyta, ir užsispyręs, jis žinojo, ką teigia, žinojo savo tiesą. Tarkim, holokausto tyrimams paaukojami 10 metų, atidėjęs į šalį kitus savo darbus, nes jis visur ieškojo priežasties. Jis taip ir sakė, kad
mėgstame mes konstatuoti tam tikras pasiekmes jau, arba, sakom, buvo taip ir dedam tašką. To negalima daryti, reikia visada kastis prie giluminių priežasčių. Todėl Kelinskas priklauso prie tų vis dėlto intelektualiųjų mūsų autorių, kuris rašė mąstydamas, kažką modeliuodamas, kažko ieškodamas, klausdamas ir nuolat klausdamas. Ir eseistikoje taip pat jis dėl ko labai klausė. Ir labai smagu, kad 2002 metais jis gavo Nacionalinę kultūros ir meno premiją ir pirmiausia būtent už tas eseistinės knygas. Nes eseistikoje jis atskleidė kaip didžiausias patriotas iš tikrųjų ir visą laiką buvo jo tokia, branduolys to tyrimo, tai tie dalykai, kas daro lietuvius lietuviais, kodėl vis dėlto Lietuva nėra tokia, kokia mes norėtume, kad būti, kodėl nepriklausomybė nesuteikė mums tos laisvės, kad atėjom iš dalies į turgų arba parsiduodam vakarų vertybėms, o nesame patys savimi. Ta būti savimi žmogui kaip individui ir būti savimi kaip tautai, ieškoti tų nutrūkusių kartais ryšių su tradicija, jam atrodė pati geriausia išeitis. Dar labai man simpatiškai yra jo knyga Dinozauro ausyje, kur yra tokia autobiografinė apysaka, yra apsakymų, bet yra ten tokio eseistinio irgi taip pat publicistinio parako toje knygoje. Tai va šitoje knygoje taip pat mes sužinom labai daug tų dalykų, kurie čia buvo ir iš autobiografijos mergaičių perskaityta, bet viskas ten, aišku, yra literatūriškai pateikta. Tai tą knygą irgi rekomenduoju skaityti, jinai išėjo 2009 metais, tikrai labai simpatiška ir įdomi. Ir aš šito netgi nežinojau, bet toje knygoje yra tokie du momentai, kad jį persekiojo saugumas, KGB ir net buvo ketinta susidoroti. Ir kitas momentas, kad buvo išvogti jo vis dėlto rankraščiai, kai kurios knygos. Ten yra tarsi grožinis kūrinys, bet aš tuo patikėjau kaip autobiografiniais faktais, galbūt artimieji šitą kažkaip geriau žino. Bet, tai buvo rašytojas, kuris visą laiką buvo visai prižiūrimas vis dėlto. Ir jis pats sakė, nebuvau skriaudžiamas, kol sovietų valdžia tikėjo, kad mane prisijaukins. O kai jinai suprato, kad jau neprisijaukins, tai tada ir susilaukė visokių sankcijų ir visokių skriaudų. Ir vien tai rodo, kad vis dėlto žmogus teigia tą Temidės tikrąją tiesą, nekelia klupščiavo, nebuvo dvigubas, jis labai piktinosi prieš dvigubus standartus ir dvigubą moralę kovojo. Ir šitą knygą, gal čia ir ponas Vytautas daugiau pasakys ir jūs patys paskaitysit. Visa yra suverta ant tokios pagrindinės ašies, kad Niurnbergo procesas, kuris įvyko po antrojo pasaulinio karo, vis dėlto jis nebuvo teisingumo atstatymas, todėl kad buvo pasmerktas tas rudasis fašizmas, o raudonasis sovietinis komunizmas pasmerktas nebuvo ir priimtas toks neteisingas teisingumas, kurio jis pasekmes mato iki pat šių dienų. Tai šitoje knygoje apie tos dalykus yra svarstoma gana daug. Ir šiaip yra daug politinių visokio aktualijų, realijų svarstoma, tai manau, kad ir vyrams yra visiškai įdomi ta knyga, nes sakoma, kad Lietuvoje 80% yra skaitančių moterų, iš tų visų skaitančių. Tai iš tikrųjų čia meilės romanų Mikelinsko kūryboje, šiek tiek yra tų meilės istorijų, bet tai yra visiškai kito pobūdžio, tai yra pilietinė ir patriotinė kūryba. Tai manau, kad šiais jau tais vadinamais laisvaisiais europeizacijos, postmodernizmų ar postmodernizmų laikais tokių rašytojų, nežinau, turbūt vienetai bebus. Tai mane dar visada žavėjo donkichotizmas tam tikras Jono Mikelinsko. Jis iš tikrųjų nebijojo jokių autoritetų, žinojo, kad kalbėdamas apie tai, kad lietuviai nėra totali žodžių tauta, kad vienas kitas žmogus ir kodėl, jis ieškojo priežasčių, kodėl taip lietuviai elgėsi su žydais. Jis polemizavo su filosofijos autoritetu, tiesiog geriausių Lietuvos filosofų Arvydu Šliogeriu. Polemizavo ypač smarkiai su Tomu Venclova, visiems žinomų autoritetų taip pat. Jis nebijojo šitos polemikos. Tai reikia vis dėlto turėti labai daug drąsos, taip atvirai dėti savo mintis ir prieštarauti šitiems autoritetams. Ir man tikrai labai imponavo visada tos moralinės ir teigiamos vertybės, sąžinė, atsakomybė, pareiga,
sąžinė labai buvo akcentuojama. Ir kantiškasis imperatyvas, kad aš visko turiu ieškoti pats savyje, iš savęs kildino tą moralinį atsparumą, irgi yra labai, tiesiog jaunam žmogui galbūt tai galėtų būti, dabar stokojama autoritetų. Ir Mikelinskas taip pat rašo, kad nėra tų autoritetų dabar. Į ką mes čia galim atsirimti, nei politikoje, nei mokslė, visi susidvejame, kažkokie susiniveliavę. Jis tų autoritetų visai bendruomeniai, visai lietuvių tautai, kuriais jis galėtų sekti ir orientuotis, net Justinas Marcinkevičius kažkada buvęs tuo autoritetu, yra dabar visai niekinamas ir juodinamas. Tai Mikelinskas pats yra, manau, kad vienas iš tų tikrai atraminių stulpų, atsparos stulpų mums iš to autoritetų, kurio kūrybą skaitydami mes daug ko galim pasimokyti. Galim su daug ko nesutikti, bet galim daug ko iš to išmokti. Ir man labai imponuoja, kad Jonas Mikelinskas buvo labai tokia vientisa ir integrali asmenybė. Ir tiesiog tai yra mane įkvėpiantis pavyzdys. Vientisi ir... Pirmiausia, tai noriu labai pasidžiaugti šitą saulėtą dieną. Čia pasvalyje manęs, kai čia aš išlipau iš mūsų tokio greitojo autobuso, tai klausė, ar aš pirmą kartą pasvalyje. Ne pirmą kartą, bet atvirai tariant, beveik pirmą kartą. Tie mano apsilankymai buvo tokie trumpi, greiti, kad šiandien aš gal tik štai atidžiau įsižiūrėjau ir į bažnyčią, ir į aikštelės bruką, pabuvusi ir dabartinį. Pamačiau, koks jis vis dėlto ir senas, ir gražus, ir šiuolaikiškas. Tai aš džiaugdamasis šią dieną ir štai ta biblioteka ir štai mūsų to pokalbio, aš manu, kad aš tai neatvažiuodavau į Pasvalį, bet Pasvalys atvažiuodavau į Rašytojų sąjungą visada, ir meras, ir kiti, ir jie ten ir su puta, ir su duona, ir su daina. Štai jie Jono tos gimtadienius jie taip papildydavo ir pripildydavo, čia jau tas reikšmės reikia derinti, kad jie būdavo irgi tam tikra dvasios puota mūsų rašytojų namuose Vilniuje. Tačiau labai ačiū už tai, kad esam vieni šalia kitų, vieni kituose ir kad šitas atstumas nieko nereiškia. O dabar mano lyg ir ta misija pašnekėti apie Joną Mikelinską, save ir tą knygą. Nebūtinai apie tą knygą čia mes turim šnekėti, aš dabar galvoju, kad tai yra gal ir bereikalingas rūpestis, bet esam šiek tiek nusiteikę, tai gal tos knygos ir neužmirštim, ir aš neužmiršiu jos. O pradėsiu galbūt štai nuo ko, ką čia Jūratė, ačiū jai, ji pasakė už mane tiek dalykų, kad aš galėčiau jau ir patylėti. O jūs žino tokį gerą posakį, sentenciją, kad būt tylėjęs, būt išlikęs filosofu. Deja, jis prasižiojo. Man čia gresia nelaimė pagarsėti tarp jūsų. Tai aš pradėčiau turbūt nuo to, kad taip, esu vienas iš Jono Mikelinsko pradėjusio dirbti konsultantu arba jaunųjų pradedančiųjų tokių prozininkų, kada buvo literatūra taip griežtai paskirstoma į prozą, dramaturgiją, poeziją. Ir štai jisai mokė rašyti kabutėse be kabučių prozininkus. Ir aš buvau tarp tų jo augintinių ar mokintinių. Aš į rašytojų tą būstinę atvykau turbūt pirmą kartą prieš 52 metus, matot, koks yra senas. Ir ne pačią turbūt pirmąją dieną, ne patį pirmąjį kartą aš važiuodamas į Jūratę turiu prisipažinti, kad susipažinau su jos tėveliu, nes jis mano buvo ten tokio seminaro vienas iš vadovų arba kritikų. O toliau jau susitikau ir Joną Mikelinską, ir mano draugystė ir bičiulystė su Jonu Mikelinsku prasidėjo jam ten dirbant ir mus prižiūrint tuos pradedančiuosius, ką nors rašyti mėginančius. Tai
tęsiasi, iki pat jau turbūt jo to išėjimo, nes šitai knygai, kurią čia reklamuojam, bandom reklamuoti, tai Jonas Mikelinskas paprašė iš manęs recenzijos. Knygos dar nebuvo, buvo tik rankraštis. Buvo segtuvas, į tą segtuvą sudėti tie tekstai, kuriuos jis norėjo matyti šitoje knygoje. Ta knyga truputį po jo mirties pasikeitė. Gaila, kad toje knygoje Paulė nėra sudarytojo, ar ne vis dėlto tikro jo tavo vardo ir pavardės be reikalo, čia jis nepagerbtas. Knyga turbūt pagerėjo, jeigu ten šis tas ar buvo pridėta, ar nesivyko to Kubiliaus žodžius ir kiti dalykai atsirado ir ko gero jau gerbimo šviesaus atminimo Jono valios. Tai štai aš tą rankraštį iš jo gavau ir buvau paprašytas parašyti atsiliepimą, recenziją kultūros tarybai arba rėmimo fondui, kuris turėjo galbūt paremti tos knygos išėjimą. Aš tą rankraštį perskaičiau ir tą savo recenziją parašiau. Prieš čia dabar pas jūs važiuodamas išsitraukiau iš savo archyvo, gėdos raudonis mane nutvykė, nes parašiau aš jau labai trumputę, maniau, kad kuo trumpiau, tuo talentingiau, bet pasirodo, kad neįtikinau gerbiamų ekspertų ir ekspertai tai knygai paramos net. Ir vėlgi ačiū pačiai šeimai Mikelinskų, tokiai darniai šviesiai susiklausiusiai, kad ji nemetė tos idėjos, tos knygos, kad ta knyga, kad ir be paramos, vis dėlto buvo išleista, sakykime, jau asmeninėmis lėšomis. Tai štai mano toks santykis su šita knyga, aš pabuvau, matot, kaip apsisuko ratas. Mikelinskas rašė recenziją, matyti, aš nemačiau jos į leidyklą, kad jai pristatyti mano pirmosios knygelės rankraštį. Ta knygelė vadinosi Loterija, ji buvo įteikta leidyklai turbūt 66 ar 7 metais, ano amžiaus. Ir ji turėjo išeiti 68-ais ir aš dabar klausydamasis Jūratės ir skaitydamas dar šitą knygą, jo interviu, tuose interviu ir štai Jūratės kalboje nuskambėjo 68 metai, tai metai, kada buvo paskelbta jo apysaka 3 dienos, 3 naktis, štai tai buvo tie apsakinėliai irgi, kai kam nepatikę labai. Ir štai nuo tų metų jis buvo išvarytas iš tarnybos ir iš literatūros beveik 10-metį. Tai 68 metais, aš dabar galvoju, pirmosios knygos neišėjo. Tada tos pirmosios knygos, kurias sudėdavo į tokį grabelį, išeidavo tokiam lyg ir bendram pakete, jos būdavo šešitas knygų, tai turėjo išeiti tame pakete Romualdas Granauskas, aš, Kripaitis toks ir, žodžiu, šešitas ten turėjo būti ir mūsų tas šešitas išėjo tik 69. 68 metais neišėjo pirmųjų knygų rinkinys. Nežinau, ar tai sėtina su Jono Mikelinsko gyvenimo kokia grimasa, ar ne? Tai grįžtu aš prie to, kad pažįstu aš jį nuo tų laikų ir tikrai esu be galo jam dėkingas už tą išmintį, už tą pedagogiškumą, už tą kažkokį nušviesumą, kurį jisai skleidė bendraudamas su pradedančiaisiais rašyti. Kaip jau buvo sakyta, 7-asis dešimtmetis, 60-ais išėjo jo pirmoji knyga Senis po laikrodžių, paskui pasipylė jo apysakos, apsakymų rinkiniai. Tas dešimtmetis buvo jam labai turtingas kūrybiškai. Ir mes jaunieji jį labai ir skaitėm, ir vertinom aukštai, ir gerbėm. Jo autoritetas jau tada buvo kaip kūrėjo, kaip literatų labai didelis.
Bet vėlgi aš pasiremsiu čia jau iki manęs ištartų tuo pastebėjimu, kad dar didesnį įspūdį mums darė jo erudicija, jo koks tai moralinis toks, sakyčiau, stiprumas. Ar su juo šnekiesi taip, blaivutėlis, ar prie kokio tai ten bokalo, niekas nesikeičia. Jo nuostatos, principai buvo visada jam labai šventi ir jis jų neslėpė. Ir mums jauniesiems anais laikais tai buvo neįkainojamas kažkoks tai turtas. Tai štai ta mūsų bendra tokia kelionė per literatūrą, jį tęsiasi ir mane jis labai paveikė turbūt, dėl to, kad jis buvo man artimas įvairiais aspektais. Aš pradėjau domėtis filosofiją. Jis jau buvo filosofas, kaip čia vėlgi kolegė Jūratė sakė, iš studijų laikų, iš prigimties. Jam rūpėjo turbūt iš tikrųjų tos egzistencialistinės idėjos, bet kita vertus, tas jo egzistencialistinis mąstymas, jis buvo toks mikelinskiškas, jis buvo dar ir racionalus, kas nebūtinai egzistencializmui visada būdinga. Jis iš tikrųjų visada ieškojo tų šaknų, esmės, tas klausimas, kodėl jam labai rūpėjo. Vis ir jo ta meilė filosofija, išminčiai mūsų labai suartino ir mūsų pašnekesiai susitikus prasidėdavo nuo to. O tu skaitei, ėjo tada toks žurnalas Paprosi filosofija. Retas, kas jį skaitydavo iš literatų. Skaičiau tą, jis mane ištardo, gerai, jeigu neskaitėjai, jau blogai. Ir kitas knygas, kurios tuo metu buvo mums prieinamos, įmanomas, jis visas skaitė, dalinosi tuo, ką perskaitydavom. Ir man jis buvo tuo požiūriu irgi labai toks svarbus pašnekovas, kai kalbėsi su tokiu pašnekovu, pats mastai ir kažkaip jauti, kad daraisi išmintingesnis. Giliau tos dalykus supranti, nors nebūtinai visur ten su juo galima būdavo, ir aš galėdavau sutikti. Tai štai ta poleminė tokia aistra, ji man labai imponavo ir mus turbūt jungė ir mes įvairiais būdais, įvairiais kokiais atvejais vis grįždavom prie tų mūsų filosofinių tokių disputų. Dabar, jeigu kalbėti apie jo tą poveikį, tai aš metaforiškai pamėginsiu pasakyti, apie autoritetus čia buvo kalba. Aš tai savo jaunystės metais buvau gerokai apžavėtas Dostojevskio kūrybos. Ir man toks dailininkas Ignas Martinaitis buvo nupiešęs Dostojevskio portretą. Jis perpiešė iš kažkokio tai rusiško leidinio. Čia buvo kokie 71-2 tokie metai. Ir aš tą portretą buvau pasikabinęs, įsirėminau. Jis buvo geras, jis pasimiręs Ignas Martinaitis, jo brolis Antanas Martinaitis labai žymus kaip tapytojas. Tai aš pasikabinau tą Dostojevskį ant sienos ir taip jaučiausi gerai. Man atrodė, kad aš artimesnis ant Dostojevskio. Ir štai pašnekesiai su Mikelinsku buvo labai kritiškas šito autoriteto atžvilgiu. Įvertindamas visą jo genialumą, jis vis dėlto kabinosi prie jo ir atvirai tariant, tie mūsų pašnekesiai apie jį privertė mane vieną gražią dieną, grįžus namo, šitą portretą nuo tos sienos nusikabinti ir pasidėti kažkur toliau. Dabar aš jį kažkur jau vėl esu beveik ištraukęs, bet ilgą laiką aš jo todėl, kad jis, kaip ir šitoje knygoje rašo apie tą Dostojevskio požiūrį į lietuvius, ir į rusus, ir į tą priešpriešą, nors Dostojevskis galbūt lietuviškų šaknų turi, bet tai, ką jisai kalba, ką jisai sako ir kaip jisai aukština rusų, kokias tautos strategijas jam buvo kažkaip nepriimtina. Tai čia toks mano santykis su Mikelinsku kaip su mano filosofijos ar literatūros mokytoju. Galėčiau tęsti, bet aš dabar galbūt eisiu prie tos knygos, keletą žodžių dar pasakysiu. Ta knyga, jeigu jūs ją skaitysit, be abejo, ją skaityti ne kiekvienas turbūt sutvertas.
nes tai yra publicistikos, eseistikos knyga, kur kas gal maloniau skaityti jo novelių rinkinius ar romanus. Bet toje knygoje yra sudėta jo vieša nuomonė apie Lietuvą, apie Lietuvai skaudžius klausimus, apie jo paties apmąstymus tais klausimais nuo pat 90-ųjų metų iki pat mirties. Paskutinis tekstas čia, kiek aš sugebėjau ištirti, yra datuotas 2014 metais, tai beveik jau ir po to jau nežinau, kiek tose dabar ten slaptuose formularuose yra. Matyt galima laukti ir naujos knygos iš to, kas čia yra, kas dar yra nepaskelbta, bet iš to, kas čia yra įdėta, tai štai nuo 90-ųjų metų iki 2014 metų, 25 metai nepriklausomos Lietuvos. Ir budinti rašytojo akis, jo budinti sąžinė, štai viską mato, dėl visko išgyvena ir apie visą tai jis bando netylėti, o sakyti tiesą ir rašyti tekstus. Tie tekstai įvairūs, kaip sakiau, ar tai interviu forma, ar tai kokie esė. Ir toje knygoje atsispindi visas tas kelias. Aš jį prisimenu ir kai kurie iš čia turbūt vyresnių irgi gal prisimenu visą tą nueitą 25 metų kelią. Jis nėra toks jau paprastas, nėra jis rožinis plotas. Ir Mikelinsko tas išgyvenimas, kažkur skausmas, toje knygoje man jis padarė didžiulį tokį įspūdį. Jeigu konkrečiai, tai štai ta knyga prasideda tokia esė Pigmaliono sindromas arba Dostojevskio Lietuvai. Ir čia Dostojevskis kyšo, ar ne? Pigmaliono sindromas, jums gal žinomas, bent Pigmalionas kas buvo, prisimenat, kad tai buvo skulptorius, kuris tokias įsikūrė skulptūrą, kurią aš taip įsimylėjau, kad geriau nekalbėti. Tai štai, bet Pigmaliono sindromu vadinosi Albino Bernoto knyga arba esė, kurią jis parašė ir paskelbė dar prieš Sąjūdį arba Sąjūdžio metais. Ir tai buvo anais laikais be galo irgi toks įdomus tekstas. Tai štai Jonas Mikelinskas kalba ir apie Albino Bernoto tą knygą ir kalba apie tai, kaip į tą knygą reaguoja skaityti. Bibliotekininkams irgi čia įdomu, kad 25 metus jau prasidėjo tas bėgimas nuo knygos, nuo bibliotekų, ieškojimas kažko kito. Buvo ten Gariūnai, buvo daugelis kitokių tokių mūsų sindromų. Ir kartu tas kažkoks egzistencinis Lietuvos ir lietuvių tautos likimas. Tai štai nuo to kažkokio motyvo Jonas Mikelinskas ateina iki 2013 metų ir 2014 metais vykusiais dviem pašnekesiais, tai interviu su Svajūnu Sabaliausku ir su Tomu Taškausku. Ir tie jo tekstai kalba apie tuos pačius dalykus, tik su dar gilesniu tragizmu. Jau vien antraštės ką rašo, ką sako, tarkim, tauta susinaikins be patriotizmo ir panašiai. Tai rodo, kad Mikelinskas per tuos metus tą savo kažkokį žvilgsnį, kaip mūsų dabarties knygų, jisai tik gilino ir vis papildė naujais kokiais tai klausimais. Knygoje, tarp kitko, šitoje yra ir vienas alegorinis toks tekstas, kas nenori skaityti visos knygos. Perskaitykit tą vieną tekstą. Jis vadinasi Susapnuotas apsakymas Lazda ir karūna. Ilgokas apsakymas. Ir štai tame apsakyme jis bando papasakoti, ką reikia daryti, kad Lietuva išlikti. Pasirodė, labai nedaug tai reikia daryti. Reikia tik labai norėti, kad Lietuva išliktų. Ir reikia surasti karūnai galvą, kuri tą Lietuvą kažkur tai vestų išgelbėti. Ir jis tame savo sapne, jis ir turi tą viziją ir jis visą tai mums paaiškino. Bet kadangi čia kiek ir liūdnai pasakojo, yra ten kažkur kitur panašiuose tokiuose kūriniuose, viskas yra labai metaforiška. Tai be abejo galima išžiūrėti,
prototipus, galima žiūrėti, kas ta galva arba kas ta lazda ir dar kažkas. Bet vienaip ar kitaip, kas nemėgsta ilgų tekstų, tai šitame apsakyme ras visą šios knygos problematiką. Visas Lietuvos toks likimas pakibęs ant kažkokio plauko ir tas bandymas surasti, žūtbūt bandymas surasti tą išeitį, čia man labiausiai prasivečia. Jeigu bandyti paklausti, kokie yra svarbiausia tos knygos imperatyvai, čia suskirstyta į skyrius, bet jau čia rasit, kas skaitysit. Aš taip, čia Jūratė irgi pradėjo, aš pasirašiau savo čia kaip skaitytojo atmintiniai tokius dalykus. Bent 3 tokius imperatyvus aš. Teisingumas, tas teisingumas čia jau užkoduotas Temidės tame simbolyje. Teisingumas kaip visuomenės, valstybės, apskritai žmogaus gyvenimo pagrindas. Jis ir pats buvo toks ir neįsivaizdavo, kad be teisingumo gali valstybė, visuomenė išgyventi ir kai taip galvoji, tai tada ir tas Lietuvos likimas ir jos dabartis ne visada atrodo šviesiai. Antras toks pjūvis, tai štai jau mano paminėtas laisvos ir nepriklausomos Lietuvos išlikimas, lietuvių tautos vertybių prioritetai, jos kultūros ir ypač literatūros vertė. Ši buvo griežtas, kriterijų jis ieškojo, jis negalėjo susitaikyti su postmodernistiniu kažkokiu nihilizmu arba tokiu neaiškumu, kai neaišku kas, kaip ir taip toliau. Jis kovojo visom savo dvasios jėgomis. Na ir be abejo, čia irgi buvo paminėtas šitoje knygoje, kaip ir reikėtų laukti, labai tas holokaustas Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje ir visur kitur. Toks polemistas, toks tyrinėtojas, prieš kurį Zurofas ar Vanagaitė ar kiti mūsų autoriai, kuriuos mes dabar čia vartom ar ne, jie atrodo nieko verti, nes iš tikrųjų, irgi minėjau iki manęs, iš tikrųjų faktai, kuriuos neva Zurofas ten pasako, Vanagaitė dabar sudeda į knygeles, tai nieko nesako. Reikia ieškotos individualios kalbės, individualaus kažkokio to situacijos, kažkokio įvertinimo. Jonas Mikelinskas bandė tai sąžiningai daryti. Ir todėl jis ieškodamas to atsakymo į klausimą, kodėl įvyko, kodėl taip, kodėl kitaip. Štai jis ir turėjo leistis į kažkokius giliausius istorinius kažkokius tekstus, kontekstus. Todėl jis turėjo nagrinėti Niurnbergo tą procesą ir suprasti, kas ten įvyko, kad ta kažkokia tai neteisybė, tas neteisingumas lydi mus iki šių dienų. Iš tikrųjų, ta jau mintis yra be galo turbūt tokia, gili ir ji ne visiems gali patikti, turbūt daugeliui nepatinka. Štai Niurnbergo procesas, jis įteisinė štai visą tą pokarinę tvarką Europoje ir pasaulyje, iš tikrųjų buvo neteisybės įteisinimas. Ir tą neteisybę mes ir šiandien, kada išgyvenam ir negalim iš jos išsivaduoti. Ir tai, kad jis kai kada ten, Mikelinskas niekada nesėdėdavo po medžiu, ten šešėlį nesisėdavo, jis visuomet keldavo klausimus ir per susirinkimus ir per kažkokias konferencijas. Ir kai jis ten pažįsta, kad Rotušėje ar kur jis tenai konferencijoje, kuri nagrinėjo holokausto klausimus, jisai iškėlė klausimą, pats iškėlė klausimą, o kodėl tenai žydų tautybės, atstovai tenai dar nacių valstybės išvakarėse ar jos pradžioje paskelbė karą nacistinį Vokietiją. Į tą klausimą niekas nenorėjo jam ir negalėjo atsakyti. Va tokius keblius, tokius kažkokius tai sunkius klausimus jis nuolat kėlė ir todėl jis buvo ne visat tinkamai tada įvertinamas
kaip geriausia, tarkim, iliustracija tokiam konfliktui yra jo nacionalinės premijos laureato kalba, kurią jis pasakė, gavęs štai tą premiją, ir po to tos kalbos niekas nedrįso spausdinti. Spausdino po metų Laisvės laikraštis, ir dabar šitoje knygoje jį pirmą kartą atspausdino. Vėl tas kėlimas tų klausimų, kaip nuogų, tokių atvirų, drastiškų, nepatogių, ginčas su autoritetais. Dostojevskis tai pasimiręs, bet Tomas Venclova tai gyvas, Zurovas gyvas ir kitaip. Ir paskutiniai dalykai, kuriuos aš noriu pasakyti apie tą knygą, tai kaip šitie tie dalykai, apie kurias jūs rasit šitoje knygoje, kaip jie čia yra pristatomi. Pristatomi įvairia tokia literatūrinė forma, tai pašnekesiais, tai eseistiniais, tokiais filosofiniais, publicistiniais tekstais. Bet man rūpi pabrėžti, kad štai yra visi tie klausimai vėlgi tam tikrų būdų pristatomi. Pirmiausia, visur, kokį jūs šį atsiversit interviu, kokie atsiverstumėt esė, visur pajusit, kad yra kažkokia gili humanistinė tokia žmogaus gyvenimo pilnatvė. Nuolat, kaip aš sakiau, tas klausimų, kodėl taip galėjo atsitikti, kėlimas ir jų visapusiškas aiškiai, visapusiškas, ne kažkoks dalinis, bet visapusiškas. Tas nuvalkiotas žodis esmė jam rūpėjo. Šiais laikais apie tą esmę retas kas drįsta kalbėti, nes atseit nėra vienos esmės, yra daug esmų, yra daug klausimų, daug atsakymų ir taip toliau. Trumpai tariant, kuo platesnis tas kontekstas ir tada skaitytojas turi pradėti pats galvoti. Toliau nepasitikėjimas tas faktas. Ir kas, kad ten kas nors kokį faktą ištraukia. Jis tos faktus nori pats apmastyti, kontempliuoti ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, vėl trečias galbūt tas jo visų klausimų, tas aiškinimas, man darantis įspūdį, galbūt ir jums jis darys įspūdį, tai gilus tas beveik klasikinis literatūros proceso suvokimas. Aš grįžtu prie ko pradėjom mūsų jaunus, pradedančiuosius tus literatus traukė. Bet Jūratė minėjo recenziją, štai jis rašo apie kritiką, ne? Tai yra sunkus reikalas, kritikuoti kritikus. Bet jis gali to imtis, nes jis turi tą išsilavinimą filologinį, literatūrologinį ir kokį tik nori, turi tą žmogiškai literatūros suvokimą ir todėl jis gali to drąsiai imtis. Jis tą literatūros fenomeną supranta kaip tokį labai platų, kaip labai tokį istoriškai besirandantį mąstymo, filosofijos, kaip aš minėjau, tą reikšmę kažkaip suprantantis. Vėl pas jį nėra kažkokių tokių duobių, kurias jis turėtų čia peršaukti, jis mato tos kriterijus ir taip toliau. Taigi aš ir baigiu kviesdamas skaityti tą naujausiąją knygą, dar kartą prisipažindamas, kad aš jos neapgyniau prieš jos pirmuosius skaitytojus ekspertus, bet ji, ačiū Dievui, štai yra mūsų rankose ir mes ją galim patys įvertinti. Žinau, kad tose dabar čia bibliotekoje sukauptose fonduose yra naujos medžiagos, iš kurios, kaip sakykime, tyrinėtojai čia parašys gal naujų knygų. O atvirai tariant, knyga Jonui Kelinskui buvo visada turbūt pats didžiausias turtas. Kiekvienam rašytojui knyga yra didelis turtas ir aš jau galiu prisiminti kokį senovės Romėnų posakį, kad namai be knygos, tai kas, tai žmogus be sielos. Tai linkiu jums tą sielą saugoti, džiaugtis ją. Ačiū. Aš čia dėkoju už gerbiamiems profesoriams, už tą platų žvilgsnį į Joną Mikelinską, kaip kūrėją, kaip asmenybę. Dabar norėčiau pakviesti žmogų, kurio žvilgsnis irgi turbūt yra labai svarbus, tai mūsų kraštietė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Kaip bibliotekininkė, kaip kraštietė apie tą parėjimą.
Taip kvepia žemė ir tik Pasvalio krašte, dabar taip kvepia išarta žemė, nes jie bulves sodina. Kai kurie sėja, mes tai sodinam. Tai va su tais mūsų žodžiais ir tik tai čia turbūt tos mojavos taip skamba, tik pas mus, kitur kitaip skamba. Tai aš gal apie tą parėjimą, aš galvoju, čia tie gražių, tokių teisingų žodžių prisakyti, kad kai būtų profesoriai ir rašytojai, turbūt reiktų sakyti, kalbėjo, tai aš vis linkčiau savo galvą Dievui, taigi jau viskas pasakyta, ir tas pasakyta, ir tas pasakyta. Bet man apie tą parėjimą dar namo. Mes visi išėję iš namų, ypatingai tų, kurių tokios galvos pabalė, ir mes dažnas nebeturim kur pagrįžti. Bet mes tebe saugom tą jausmą, kai būdavo gera parvažiuoti pareiti. Tais takeliais iki namų ir atliekdavo viskas, kas skaudėjo, kas atrodė labai žaidu, kas čia toks pasaulio buvai nesuprastas, yra jaja, kaip čia. Vis taiga pareidavai tuo takeliu į savo pamiškę ir suprasdavai, kaip nieko nebeskauda, kad viskas labai gerai, nes tu parėjai namo. Tai man atrodo dabar labai gražiai rašytojas pabaigė apie tą sielą. Nes man atrodo, tos knygos, kurios, čia parėjo namo, jos parėjo namo, ir tose knygose juk jis yra visas rašytojas, visas gyvenimas, visa ta siela. Tas kūnas atsigulė ten, antakalnyje, ar ne? Tai visa esybė, visa esmė, esatis visa čia parėjo, prisiglaudė į namus. Ir jai dabar turėtų būti labai ramu, kaip sakiau, kaip būdavo, kai pareini į gimtuosius namus. Tai jeigu tie ilgi žodžiai sakantis, kad pats nuostabiausias dalykas ar prasmingiausias ar išmintingiausias yra ratas, tai tas ratas labai gražiai susisuko. Išėjai, išgyvenai ir parėjai. Čia tikėkim amžinam poilsiui ir dideliam darbui, ne poilsiui, jeigu mes dar nepraradom norų skaityti. Tiek metų dirbant į bibliotekoje, aš tikrai išgyvenau tas 25 metus, kai skaitytojas visai išėjo iš mūsų bibliotekų, iš tikrųjų, dėl tų guzikų, žvakių ir paskui dėl interneto, bet aš dabar tikrai su pilna atsakomybė sakau, jie sugrįžta. Ir staiga, kai ta jaunam žmogui siūlai tą, skaityklę tą, jie sako, ne, duokit mums knygą. Tai, ženklai, tai rašytojas šios atminties tikrai tą mato, žino ir mes klausimės prie jo išminties. Ypatingai ačiū rašytojui už tą pakelimą iš šitų klausimų, nes kai dirbam bibliotekoje, nežinom, koks ažiotažas yra dabar prie Vanagaitės knygos ir kiek naujo pykčio ir naujų, ne visada šviesių pamastymų, visada mes norim mąstyti nešviesiai, bet mes buvom auginti namuose ir per Jono Mikelinsko išmintį, truputėlį kitaip žiūrėdami ir nagrinėdami irgi holokausto klausimą namuose. Tai aš kažkaip galvodama dar, dėkodama visai Mikelinskų giminė. Jie ne giminė, jie gentis visa, kaip retas, stipri gentis, užrašytoja, su dviem labai gražiais prisiminimais. Dar mūsų mokykloje, Pušalate, mes visi mokėmės prancūzų kalbos ir kai mes jos nemokėdavom, tai mokytoja mus gėdydavo. Kaip jums nesarmata, juk pats Mikelinskas, rašytojas, studijavo prancūzų kalbą, įsivaizduojate, aš viską užmiršau, aš prancūziškai, skiriu, kad čia prancūziškai, bet daugiau nieka. Bet aš šitą mokytojos pasakymą niekada neužmiršau ir neužmiršiu. Ir dar tokia, šventa šviesi patirtis su rašytoju. Kažkaip, kai esam iš kaimo vaikai auginti, tai man atrodo, kai mes nuvažiavom į Vilnių, tai mes rašytojus tai visus pažinojom iš knygų, iš nuotraukų, paskui iš televizorius. Ir tu eini čia dabar per Vilnių, tai kaip nesisveikinsi? Taigi tu iš kaimo eini, taigi tu pažįsti tą žmogų, nežinai, kai jis tavęs nežino, ir tu sakai labą dieną. Tai buvo su rašytoju Mikelinsku. Tai sakau, labą dieną. Tai sako, jis ir sustojo. Ir tada mes įsiaiškinom, kad mes tai iš to paties krašto. Ir visada. Tada mes besusitikdavom Vilniui, visada šypsodavomės, nes rašytojas kažkaip atsimindavo, kad čia nuo Pušaloto. Ir paskutinis toks mūsų susitikimas buvo Antakalnyje. Kažkaip visada, kai nuvažiuojam į Vilnių, visada kažkaip noriu rasti laiko nueiti į vietas, Aušros vartus ir Antakalnio kapines. Turbūt dar to kaimo vaikas neišėjęs nusilenkti visiems, kurie ten suguldyti didieji Lietuvos žmonės. Ir mes tada kažkaip sustojom kartu su rašytoju, atėjo prie ką tik mirusios žmonos kapo. Tai toks vyko mūsų apsikabinimas, paskutinis ir pirmas. Kaip žinant, ką reiškia laidot, jau laidot visus savo artimuosius.
Tai aš dėkodama iš tikrųjų bibliotekai, aš vis tiek galvoju, taigi mes esam tos pačios tarmės žmonės. Ir dovanokit, kaip galim pasvaly nešnekėti savo tarmę. Tai čia ne mūsų, ne mano, ne mūsų krašto iš Utenos, Reginos Kazinaitės, Lupickienės, kurios mes mokam atmintinai tie tarmiški tekstai, bet kuriuos mes įsiverčiam į savo pasvalietiško tarmę ir tai būna tikrai nusilenkims visiems, pradedant Kilniai Mikelinskų giminės mirusiems ir visiems mūsų krašto žmonėms. Nes to mūsų Aukštaitijo tol matas, tai žydi, sensots, tai tėvų namai, tai taks, kaip pabrūs drobės, išviniots, pareit. Pareit nebeturim kur. Bet tenai iš Parmuraukas plyšia tamsimėlyna sinavada aks, dairas pareinančių namų. Ačiū Jums. Šitas ačiū Albinai ir ji taip gražiai atsiliepė apie Mikelinskų giminę. Ir aš dabar norėčiau pakviesti šios giminės turbūt, gal nesupyksite ir pritarsite man širdį, Paulė Mikelinskaitė. Labai malonu matyti tiek savų neveikti. Ir pirmiausia, noriu padėkoti bibliotekai, Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekai, bibliotekos direktoriai ir darbuotojams, kurie taip gražiai įrankė mūsų šviesaus atminimo Jono kambarį. Ačiū Jums labai už tai. Labai dėkoju atvykusiems iš Vilniaus literatūrologai, mokslininkai, biuratai, vienam gerbiamam rašytojui, daugelio mano aplinkoje esančių žmonių įsitikinimų šiemet tik tai didelę klaidą negavo nacionalinės literatūros ir meno premijos. Ir labai visus, labai malonu man matyti, netgi savo buvusius mokyklos, dingusios Limparų pradžios mokyklos. Maskoliūną Algimantą, Seilūnę Maskoliūnaitę buvusi. Ir taip pat iš Saločių buvusius mokinius. Labai malonu matyti. Ir aišku, pirmiausia, savo Mikelinskų giminę gausiai susilaikyti. Ir man giliu įsitikinimu esu įsitikinusi, kad simboliška šitą šviesaus atminimo mūsų Jono biblioteką pateko į Mariaus Katiliškio biblioteką. Dar vokiečių okupacijos metais, kada Albinas Vaitkus, dabartinis Mariaus Katiliškio, dirbo Pasvalio viešojoje bibliotekoje, mano abudu broliai, moksleiviai, Petro Vileišio gimnazijos moksleiviai, Jonas ir Petras skaitė vadovaujamoje bibliotekoje. Ir dabar, kada aš visus tuos peržiūrėjau archyvus, tiesa, dar turėčiau pasakyti, kad labai atsiprašė sūnus, kad negalėjo atvykti, turėjo atvykti, bet dėl didelių kliūčių jis ir neatvyko. Ir tiesiog atsiprašyti nuo jo, žodžiu, jo vartų. Jis daugiausia perdavė biblioteką, o aš archyvą. Ir kiek ten, jau sakė, kiek ten buvo laiškų, kiek pakvietimų, sveikinimų, visokiom tvarkom. Ir kokie visi atsiliepimai. Jisai buvo savo gyvenimo kelyje, buvo, kaip jis sakė, mačiau ir juodo, ir balto, ir ėjau, ir išgyvenau, ir šilto, ir šalto. Jisai buvo moksleivių, buvo Reicho darbo tarnybos, sukairintos mokyklos mokinių, buvo gimnazistų,
buvo inspektorium, mokyklų valdybos, švietimo ministerijos mokyklų valdybos inspektorium. Paskui rašytojų tapęs, dirbo konsultantu, o paskui, kaip sakau, tapau profesionalas, rašytojas su savo darbadieniais ir penktadieniais. Daug laiškų yra buvusių moksleivių. Paskaitysiu vieną moksleivės atsiliepimą, eiliuotą atsiliepimą. Gerbiamas mielas mokytojau, jūsų žodžiai niekad neišblėso, jie rusena mūsų širdyse. Jūs turbūt lig šiol nežinot, ką tuomet užkampio vaikams dalinot. Tai čia Saločių mokyklos mokinės Stasės atliepimas. Paskui kita birutė išvežta į Sibirą, daug jam rašė laiškų ir paskui grįžusi vėl ir vis atsimindama, koks jis buvo nuoširdus ir labai geras mokytojas. Dabar dar kaip atsiliepimas, kaip apie inspektorių. Jisai Žemaitijoje turėjo keletą rajonų, kuriuos turėjo lankyti kaip inspektorius. Viena tuometinė mokytoja, Merkelčienė Regina, paskui buvo darbuotoja mokytojų tobulinimo institute dirbo. Jinai taip atsiliepė. Ginti mokyklą mokytojus tuo metu galėjo tik stipri asmenybė, rizikuodama savo padėtim, o inspektorius net nepartinis. O kokia buvo ten, žodžiu, istorija tokia. Taip maždaug gal 50-ųjų metų, gal 59 metais, tik tai aš metų nepasakysiu, buvo taip, kad partinė rajono nomenklatūra sugalvojo visiems, tik gal mokėsi jie 7-metėje mokykloje, gal 8-metėje jau kaip ir buvo baigę, bet toli gražu nebuvo baigę vidurinės mokyklos, sugalvojo įsigyti brandos atestatus. Ir pats mokyklos direktorius neišdrįso šito padaryti, neišdrįso, žodžiu, leisti jiems laikyti, išlaikyti kabutėse egzaminuose, suteikti atestatus. Tai pakvietė inspektorių Mikelinską iš švietimo ministerijos. Ir žodžiu, jisai šitą išdrįso pasakyti, kad šitie žmonės atestatų neverti ir kad jie, žodžiu, egzamino neturi teisės lankyti. Ir mokytojas buvo pašalintas už metų, kitai už metų, iškeltas į kitą mokyklą, vis tiek turėjo atsakyti. Sako, nežinau, kokią bausmę turėjo atlikti inspektorius iš Vilniaus. Nu, ta bausmė, tai visą laiką jį lydėjo. Visą laiką jis buvo, kaip sakant, žodžiu, akiratyje. Ir dabar koks atsiliepimas, kaip apie konsultantą. Tai čia rašo Petras Dirgėla. Ir taip pat iškeliavo jam žyvydą nežilgo po jo. Prozininkas ateistas Petras Dirgėla apie Joną Mikelinską rašė. Jonas Mikelinskas 63-68 metais dirbo rašytojų sąjungų prozos konsultantų, ugdė jaunųjų literatų gebėjimus, veiklumą, darbštumą, kantrybę. Padėjo parengti pirmasias knygas Bitai Vilimaitei, Jurtai Ivanauskaitei, Eugenijui Ignatavičiui, Sauliui Šalteniui, Leonidui Jacinevičiui, Romualdui Tranauskui, Troniui Radzevičiui, Viktorui Brazauskui, Vytautui Maltinkui, Rimantui Šaleliui ir daugeliui kitų. Taip pat ir man bei mano broliui Povilui. Šiai rašytojų kartai įtvirtinant literatūroje nupatirišką tėvybą Jono Mikelinsko gabių autorių atradimai, gerų pranašysčių jiems išsipildymas tapo legenda. Mums Jonas Mikelinskas buvo ne tik pirmas patyrėjas ir užtairėjas, bet ir laikysenos okupacijos sąlygomis pavyzdys. Gyvenime orus, elegantiškas ir nuoširdus europinės kultūros žmogus.
Kūryboje subtilus meninis raiškos meistras, tvirtas amžinų vertybių išpažinėjas ir nekompromisinis tiesos ir teisingumo gynėjas. Toks Jonas Mikelinskas išliko iki šiol ir jeigu dabar būtų sėdiamas Europos prisiekusiųjų teismas, Lietuva nedvejodama galėtų Joną Mikelinską į jį deleguoti. Tokia buvo, žodžiu, galva apie tėvus nuomonę. Atsiliepimą apie jo, žodžiu, brolį, mūsų brolį Petrą, kuris buvo ne tik tai brolis, bet ir juos ėjo nuoširdį draugystė. Jis taip pat atsiliepė apie Joną. Mane žavi jo jautrumas, neabejingumas bet kokiai skriaudai bei neteisybei. Jo herojiška, nors gal ir donkichotiška kova už tiesą ir teisingumą, už padarumą ir moralumą. Daug puikių probleminių straipsnių brolis paskyrė Holokausto problemai aiškinti ir spręsti. Juose nepriekaištingai, argumentuotai, puikiai pagrįstai autorius akivaizdžiai parodė Holokausto priežastis ir padarinius, ypač priežastis. Rodos net apčiuopiamai įrodė ir parodė, kodėl tai vyko ir kas dėl to kalčiausias. Deja, jo oponentai, gal ir ne visi, tartum tvirti ir akli, nemato ir negirdi. Užtat kartą dėl tų straipsnių, dėl Holokausto problemos broliui esu sakęs, teisingiau klausęs, ar tai nėra balsas šaukiantis tyruose, nes kaip atverti akis tam, kas nenori girdėti, kaip atkimšti ausis tam, kas nenori girdėti. Brolis Jonas matyt yra kitokios nuomonės, jis turbūt yra įsitikinęs, jog reikia versti, kol bus atidairyta, reikia aiškinti, kol paaiškės. Ir iš tiesų dabar po šitos Vanagaitės Mūsiškiai knygos pasirodymo labai būtų reikalingas Jono Mikelinsko, mūsų šviesaus atminimo brolio, atsakymas. Nes kaip Adolfas Jovaišas rašė, kad Vanagaitė pasirodė atseit kaip moralinis autoritetas, o lietuviai apšaukti, mūsiškiai lietuviai žydšaudžiai. Dabar ten norėčiau pasakyti, ką reiškia brolis Jonas man, asmeniškai man. Buvo labai sunkių momentų studijuojant. Tiesa, pirmiausia, noriu pasakyti, kodėl man pasisekė taip pat būti moksleivė, įstoti į mokyklą, grynai brolio Jono padedama. Kadangi mokėsi brolis Jonas Petras, aš taip pat labai tiesiog buvau be galo įsitikinusi, kad man taip pat reikėtų mokytis, taip pat labai norėčiau. Tai jisai, abudu mano broliai Petras ir Jonas, mane paruošė. Po Limbarų mokyklos išlaikiau 6 skyrius Saločiuose, o paskui jie mane abudu paruošė į Pasvalio gimnazijos 6 klasę. Ir jo rūpesčių jisai paprašęs tuometinio direktoriaus Juozo Davižonio, jis leido man laikyti eksterno egzaminus, išlaikiau į 6 klasę ir sėkmingai baigiau. Tada pradėdama studijas Vilniuje išgyvenau tokį keistą nuotykį. Gavau stipendiją, dar padidintą, buvau labai laiminga, ėjau pro universalinę, užgirdau triukšmą, galvoju, ką ten išmetė, ką ten duoda, užėjau pažiūrėti, įsimaišiau į tą triukšmą ir man iš rankinės visą tą stipendiją pavogė. Likau be vienos kapeikos. Tai mane brolis ne tik jis taip pat studijavo tada, ne tik bairą už žioplumą, kad einu ten, kur jį reikia, bet pasidalino po pusę savo stipendiją, man atidavė ir išgyvenom šiaip taip iki kitos stipendijos. Ir be to, o sunkiaisiais laikais, kada mes slaugėm mūsų motiną, kuri prieš mirtį 4 metus nevaikščiojo, pas mane gyveno. Jis labai dažnai ateidavo, sekmadienį kiekvieną, paprastą dieną ateidavo, man padėdavo. Ir nepaprastai laukė, kaip čia buvo pasakyta, savo sūnutėlio ateinančio. Ir dar jo rūpesčių jisai pasirūpino,
kad ateitų kunigas Kazimieras Vasiliauskas, kurio knyga dabar Sakalauskaitės pristatoma kiekvienoje, turbūt neliks Lietuvos nei vienos bibliotekos, kuri nebūtų pristatyta gyvenimas, koks jis buvo. O tada pats Vasiliauskas yra paskui atsiminęs nepriklausomos Lietuvos sąlygomis susitikti, kai buvom susitikę. Sako, Jonas manęs nebijojo. O kiti dabar dideli dedasi man draugai, sovietmečių į kitą gatvės pusę pereidavo mane pamatę. Tai žodžiu, jo, kaip sakoma, toks visiškas teisingumas, nedvejopumas, visą laiką jis, kaip Vytautas Kubilius pasakė, tai buvo tiesos rašytojas ir yra visai dar, žodžiu, anksčiau iškeliauja amžinybę. Ir, žodžiu, nepalaužiamas ėjo savo keliu. Tai, žodžiu, toks atsiminimas visai laiką lieka ir dar ką jis nusinešė netgi į kapą, kokį sielvartą ir kokį nebaigtą darbą. Dar net ir animacinėje palatoje buvo kažkaip taip miglotai, bet buvo užsiminęs ir supratau, kad tai yra labai didelis skausmas, kad jisai nebaigė sugalvotus trilogijos ir vykus laukai. Juk tai apie Pasvalį, apie pasvaliečius, apie savo krašto mylimus žmonės, kurių jisai niekada neateitė visą laiką į tuos kraštus sugrįžti, kaip čia buvo sakyta, labai masino. Ir jisai, žodžiu, trečios dalies liko tik tai rankraštis nebaigė. Ir, žodžiu, neparašė trečios dalies. Ir tai jau buvo didelis apgailestavimas ir jūs šitos vėlai ir dar paskutiniaisiais metais sakydavo, atėjęs pas mane, nežinau, sesutė, jau turbūt nebeparašysiu, nebeturėsiu nei laiko, nei sveikatos šitą darbą užbaigti. Čia jau buvo toksai didelis širdies skausmas. Tai, o aš visiems labai dėkoju už ir biblioteką visai, ir atvykusiems kreiptiems svečiams, ir mielai Jūratė, ir rašytojui. Ir tikrai esu laiminga, kad čia šitaip gražiai paminėjote šitą bibliotekos Pasvalį pertarimą. Pradėjau bendrauti, kai aš buvau paauglys 7 klasėje, vidurinėj mokyklai, kai buvo, jeigu jūs atsimenat, pasvaliečiai toks mokytojas Dulskis Juozas. Jisai labai buvo energingas ir labai šviesus žmogus ir jisai labai gražiai suburdavo visas laidas, kurios baigdavo Pasvalio vidurinėj mokyklą. Man labai buvo įdomu, kaip tiek baigiau 72 metais, kai buvo mokyklas 25 metais atrodo, ir suvažiavo, kaip sakot, mes tik baigėme vidurinį mokyklą ir suvažiavo, reiškia, kurie baigė tas 25 laidas. 25 laidų atvažiavo Mikelinskas Jonas, Mykolas Karčiauskas, atvažiavo Regimantas Adomaitis, atvažiavo Kazys Saja, čia mūsų kraštai irgi tokie garsus labai, Vladas Braziūnas, dažnai atvažiuodavo Virginijus Noreika, jie rašytojai vienai salėj kalbas pasakydavo, Virginijus Noreika padainuodavo. Būdavo malonu, reiškia, kartu beveik abiturėtas, stovi prie pražilusio žmogaus ir vienodam lygiai būdavom. Jie, aišku, mėgdavo, galbūt Vilniečiai atvažiuoti, katalų Pasvalį labai mėgdavo, labai skanus alus būdavo, visiems patikdavo, visus pavaišindavo, direktorius labai šaunus žmogus buvo. Visada dalyvaudavo mokytojas Bagdonavičius, būdavo mokytojas Paškevičius, jau kas atsimena, lietuvių mokytojas labai intelektualus ir iškilus, labai su dėdė gražiai bendraudavo. Būdavo ir kitų tokių žmonių, nes ten toks gražus ir tokie geros buvo jausmai, tokie geros prisiminimai. Ir mano tie pirmi prisiminimai ir yra iš to, kai aš dar buvau, kaip jūs čia minėjot, gatvėje sutikot, prieė dėdė. Ir aš 7 klasėje buvau, toks paauglys, einu koridorium, žiūriu, prieka eina didelė delegacija. Aš žinau dėdė iš tolo, bet aš galvoju, eisiu ir praeisiu pro šalį, ką jis man ten tą vaiką, jis tais laikais buvo toks garsus žmogus, gal 68 metais, reiškia, jį lydėjo ir iš savivaldybės tenai delegacija, ir švietimas skyrius, ir mokytojai, ir direktorius.
Jis man pamatė, nu tos delegacijos atsiskyrė prie manęs, labas, Kęstuti, padavė ranką. Man net pačiam buvo nedrąsu, nes tie visi komisija žiūri, kokį čia vaikų kalbina ir jiem dėmesį nebeskiria. Tai tokia ją savybė, aš vat ir iš jūsų, kai kalbėjot, pajutau, kad nu, tikrai žmogus buvo tos tikras, nevedmainis visą gyvenimą tikras buvo žmogus. Kai atvažiuodavo į tą mokyklą, po tos mokyklos jisai nu, pratęsdavo, reiškia, šitą visą bendravimą, užeidavo pas mano tėvelį Biržų gatvėj, jis buvo geras aludėris, dar prie alaus pasėdėdavo, nu ir jie tenai surasdavo bendrą kalbą. Nes vienas tėvelis, jie būtų pusbroliai buvo, Žadeikėlius gimė, reiškia, tėvelis kare dalyvavo, jis buvo išvežtas į darbam į Vokietiją, tai pas juos tos kalbos būdavo pilna, jisai atdėdė atsiveždavo pilną portfelį knygų, tai jau buvo didžiausias turtas, tai visiems apdalydavo tas knygas ir visiems užrašydavo gražiai. Tai tėvelis buvo paprastas žmogus, tai vairuotojas, bet jisai vakarais skaitydavo tas knygas, ilgai trilenkus vakarais, paskui, kai dėdė atvažiuojant, jis ginčydamas drąsiai, kad tai biški ne taip, kitai ne taip, bet jie taip nesusipykdavo labai, bet ginčiai būdavo visą laiką dėl tų rašymų. Tas draugiškumas ir žmogiškumas lydėjo visą gyvenimą. Aš kai studentas buvau, jis pas mane dažnai ateidavo ir nu ir kaip tėvelis sakydavo, nu ką, Magomėdas neteina pas kalną, tai kalnas ateina pas Magomėdą, aš pas jį neturėdavo laiko, jis pats atrasdavo laiką pas studentą ateiti. Ir vieną kartą aš nueinu į alaus barą, Tauraragas buvo, žiūriu, dėdė sėdė, aš kaip ir pasisarmatinau, su savo draugais sapaisiu, kur nušaliau, ateik čia, Kęstuti, mes čia, sako, švenčia mums šventė, sako, už horizontą laisvę, sako, parašė visi, sėdėjo, reiškia Šabelis, Aputis ir sėdėjo Petras Dirgila, vat jo draugai. Tai jis man sako, va čia panaudojau, sako, kraštutinės saugas, vat kai buvau išvežtas ir taip toliau. Nu, vat jisai toks buvo atviras ir vis laik draugiškas. Nu, ir kartu nu, labai protingas žmogus, labai intelektualus. Nes jo publicistinės knygos, aš skaitau, yra nu, labai aktualius šiai dienai, ypač kaip jis rašo apie Nürnbergo šešėlį, kai rašo, kad vakarai su savo jautus Teherano ir Potsdamo konferencijom, reiškia, praktiškai pardavė, reiškia, Baltijos šalis, reiškia, Stalinui, atidavė, todėl mes ir dabar kankinamės, dabar yra vakarų ir rytų Europą, ir mes tų klausimų spręskim, nespręsdami, matom, kaip elgėsi su Ukraina, su Krymu, reiškia, ir jisai parašė, kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama Jaučiui, reiškia, tai jau tada, jau po karą susiformavo, kad nelabai vakarai nori prieštarauti ir duoda, reiškia, ir dabar Putinui, reiškia, daryti savo tos darbus. Tai, skaitau, mums reikia atsigręžti į jo tos knygas, reiškia, ir pagalvoti, kad jis vis laik sakydavo, aš noriu atkreipti visuomenę, kad žmonės matytų, kur mes darom klaidas, kur mes blogai dirbam, kodėl mes kartuojam istorijos klaidas. Vėl tas pats ir tas pats kartuojasi, dėl to, kad neužtenka mums ar išprusimo ar valios kokios tai. Paskui knygoje jo, kur buvo čia ir dabar, kai jis rašo, nu tai, sako, dabar parodykit nors vieną valstybės vadovą, kuris būtų nors kiek panašus į Petrą Vileišį arba į Joną Basanavičių, sako. Nu nėra tokie, sako, kaip jūs sakot, kam karūną uždėti. Nu nėra kam uždėti tos karūnus šiandien. Dėl to yra Lietuva šitokia yra, baigė visai išvažinėti, dėl to, kad nėra kam karūnus uždėti. Nėra Basanavičių, nėra Vileišių, kurie ir nėra reiškia, kairę, reiškia, signatarą, kurie savo visą turtą asmenį idėją, reiškia Lietuvą, mokyklą statydami ir viską, ką turėti įdavė. O dabar kas yra? Nueina valdžioj, nueina, kad savo pinigų pasidaryti, savo reikalus išspręsti, savo atlyginimus pasikelti, žmonėm, mokytojim, kultūros darbuotojim užmiršta. Tai praktiškai jis kviečia į tą pilietinę visuomenę būti aktyviem. Jeigu ir toliau, reiškia, žmonės bus neaktyvus, tai ir toliau taip viskas bus. Reikia drąsos, aktyvumą, reikia atsigręžti tą istoriją, nebedaryti tų klaidų. Jisai
turėjo plačią širdį, didelį protą, sugebėjo jautrius dalykus psichologiškai analizuoti, kaip kūriniai ten kirtimų stirna arba lakštingala pilkas paukštelis, kur tikrai iki jautrumos viskas užgauna ir sugebėjo, reiškia, tokias politinės svarbės pasaulinį lygį problemas spręsti. Skaitau, labai eruditiškas buvo žmogus ir labai geras, ta prasme, ir kaip žmogus, ir kaip rašytojas. Taip pat aš norėčiau, kad jo neužsigulėtų knygose žodžiai, o virpintų mūsų doro lietuvių širdis ir sklystų iš lūpų į lūpas. Aš dėkoju visiems, kad pagerbė dėdėsi. Dėkoju sūnėnui Kęstučiui ir aišku būtų labai neteisinga, jeigu vien sūnėnas kalbėjo, nesuteikti žodžio dukterėčiai. Prašau, Angelės Mikelinskaitės. Labai diena visiems ir aš jau tikrai nieko tokio labai doro nebepasakysiu ir tikrai viską, kas buvo galima pasakyti, jau šiandien buvo pasakyta. Labai daug pasakė teta, bet kai aš buvau pakviesta į šį susitikimą, ieškojau tinkamo, kas galėtų būti tas tinkamas žodis, kurį aš šiandien galėčiau pasakyti. Tai man galvoje atgimė viena užrašytas autografas jo knygoje Genys yra margas. Tas autografas buvo man viena labai svarbia proga. Jis skamba taip: mielai Fuksytei, Angelytei, sėkmingai įžengusiai į Alma Mater šventovę, linkėdamas sveikatos, ištvermės bei žmogiško gerumo, kopiant į mokslo, meno ir pažinimo viršūnės. Tavo dėdė Jonas, 85 rugpjūčio 25. Iš daugelio autografų jį skyriau todėl, kad ne todėl, kad jis man brangus, kad jis susijęs su labai svarbiu mano gyvenimo faktu, bet jis kartu paliudija, kad dėdė svarbiems mūsų gyvenimo momentams dažniausiai dedikuodavo knygą su labai taikliu įrašu, atitinkančiu tą progą, tas aplinkybes. Ir šalia tos pirmosios knygos randu taip pat po 5 metų įrašytą tokią jau autografą, kad miela, taip pat jis visada mažybinė forma į mane kreipdavosi. Norėčiau ir linkėčiau, kad ant savarankiško gyvenimo kelio tu niekada neprarastum pasitikėjimo savimi, darbingos nuotaikos ir vilties, tiek lygiuose, tiek ir neligiuose tėvynės Lietuvos keliuose. Vilnius jau 90 metai. Ir dabar jau kai žvelgiu iš laiko atstumo, šis autografas yra įrašytas tokioje labai svarbioje man, ir visiems pasvaliečiams knygoje, tai Kur lygūs laukai. O veiksmas Kur lygių laukų vyksta būtent Tėviškės kraštuose. Ir šiandien, kaip sakė bibliotekos direktorė, aš sakau sugrįžimo žemė, bet buvo minėta kaip parėjimo žemė, ten, kur sugrįžo jo biblioteka, rankraščiai. Ir manau, mano dėdė buvo savo gal užsidėjęs, pasiskyręs tokią naštą, sakyti tiesą, bet kartu ir teikti viltį. Ir manau, kad šiuose rankraščiuose, šioje bibliotekoje ras tai, kas svarbu. Tai kartu ir bus toks labai gražus palikimas ir paliudijimas visiems tiems, kurie nori suvokti, kokiais lygiais ir nelygiais Lietuvos keliais ėjo ir pats rašytojas Jonas Mikelinskas. Labai ačiū Angelei, tikrai turbūt jau po tiek kalbų nieko pridurti jau nebereikia. Labai reikia tik tai dėkoti visiems, kurie atėjote, kurie pabuvote kartu, buvote to parėjimo liudininkais. Noriu padėkoti visiems svečiams. Noriu padėkoti dar kartą ir Pauliai Mikelinskaitei, ir savo bibliotekos visiems darbuotojams, ypatingai Krašto kultūros dokumentavimo centrui, kurie didelį darbą atliko ir sudėjo knygas, ir sutvarkė, ir dar dirbs daug, kad ne tik tai knygos, jau knygos yra įvestos į elektroninę erdvę, bet ir rankraščiai būtų prieinami virtualiai, ypatingai tai, kas yra patrauklu jaunimui. Taigi ačiū Jums labai, dabar su dideliu malonumu ir labai Jūs visus kviečiu į 2. aukštą, į jaunimo erdvę, išgerti arbatos puodelio, kavos puodelio ir ne tik kavos puodelio, išgerti ir to pasvalietiško
kurį tikrai labai mėgo ir rašytojas Jonas Mikelinskas. Ir matysime taip pat jo 2002 metų paminėjimą Pasvalio bibliotekoje. Ir ten taip pat jisai labai mielai už visus pasvaliečius kėlė alaus bokalą. Taigi, iki susitikimo 2 aukšto jaunimo erdvėje. Ačiū.